Labas visiems, šiandienos pozityvas, taip, ir dabar galvoju, kurią temą pakalbėti, nes norėčiau dviem skirtingom temom. Bet gal paliesti šitą temą, kad iš tikrųjų tikras pozityvas, kai žmonės pastebi čiogan galimybę, atmeta įvairiausias buvusias, seniai kažkokias suvoktas savo tiesas ir ateina į šią galimybę ir naudojasi naudomis. O naudų čiogane yra iš tiesų daug. Dėl to tai tikras pozityvas, kai žmonės dėkoja, sako, ačiū Lina, kad tu man pasiūlei, kad tu papasakojai, kaip čia galima ir papildomai užsidirbti, ir pačiai mėgautis, ženklė nuolaida, perkantis viską iš Italijos. Taigi, noriu ir jūs padrasinti, kad iš tikrųjų, žinot, kaip būna, išgirsti kažkur tai galimybę ir galvoji, ai, čia tas. Ne, čia ne tas. Reikia pirmą išgirsti, normaliai sukontaktuoti su žmogum, paklausti, kokia nauda jums bus iš to ir tada spręsti. Nes čiogan galimybė iš tikrųjų yra didžiausia nauda pačiam žmogui, kuris ateina į šią galimybę, nes jisai turi maksimalią nuolaidą visiems 4000 produktų, kurie yra kasdieniai, reikalingi kiekvieną dieną šeimai ir pačiam, tiek buičiai, tiek grožiui, tiek sveikatai. Tiek šiaip, ar ne, yra ir papuošalai, ir dekoratyvinė kosmetika ir taip toliau, žodžiu. Ir toliau norint uždirbti, susikurti savo darbo vietą, laisvai, nevaržomai, taip kaip tik jūs mokat, kaip jūs sugebat, kaip jūs įsivaizduojat, visos galimybės yra. Tai puikia alternatyva auginančioms vaikučius mamoms, taip pat ir moterims, kurios yra tokio charakterio, kurios nori dirbti savo, kurios mato, kaip galėtų pačios tai daryti, kurios nemėgsta viršininko virš galvos, kurios nori laisvai kurti, panaudoti savo kūrybinę energiją, kurios turi komunikacijos tą tokią gyslelę, ar ne, kurios nori bendrauti. Aš, pavyzdžiui, esu labai bendraujanti, dėl to be žmonių, man būtų labai ne kažką, nes aš mėgstu iš tikrųjų bendravimą, mėgstu žmonės. Tai čia yra mano niša, dėl to man čia taip, sakykime, ir sekasi, kiti sako sekasi, bet kai tu myli tai, ką darai, kitaip ir negali būti. Tai šiandienos tegul būna toks pozityvas, kad žmonės vis labiau atsižvelgia į šitą alternatyvą, tai į galimybę susikurti savo darbo vietą ir taip pat pasinaudoti tinklinės rinkodaros galimybę įsigyti viską savo ženkliai pigiau. Gražios dienos ir gero savaitgalio. Galbūt rytoj pasidalinsiu vėl pozityvų, tik tai jau ta kita tema, apie kurią norėjau pakalbėti. Tai iki sekančio video, mylėjai.